Svaras doleris. Nieko čia neaišku, jeigu padaryti normaliai. Svaras doleris irgi čia nelabai ką čia galima sugalvoti. Buvo savaitinis pramuštas, buvo grįžimas prie savaitinio, taip, žemiau mes bandėm nueiti, bet nenuėjom, kol kas praeitą savaitę užsidarė su spigliuku. Klausimas, kaip užsidarys šią savaitę. Aš, jeigu taip jau laukiu, kad svaras kažkur tai dakiliaus nors pusę šito kritimo, tai kažkur tai 6,190, 6,200, kažkur tai iki ten, aš laukiu, kad mes šią savaitę pakilsim. Dar, aišku, optimistiškesnis variantas, tai mes atkartojam vėlgi tos kūnus 6,230-40. Ir pats optimistiškas variantas, tai 6,270, 6,300. Kažkur tai ten mes galim laisvai dar atsidurti. Pats realiausias scenarijus mes padarom iki 6,200 kažkokio judėjimo, 6,170 galbūt, 6,190 pagal savaitinį. Jo? Ir jau nuo ten labai gražiai krentam ir judam į apačią. Čia savaitinis. Jo? Dar antras iš variantų galimų, jeigu savaitė šitą užsidarys kaip krentanti žvakė, žemiau linijos, viskas, mes grįžtam į kanalą ir tada krentam be jokių sugrįžimų į viršų. Dieninis periodas. Dieninis čia labai tvarkingai, labai gražiai atidirba 3,8 FIBA. Dabar užlypo, jeigu pagal kūnus pastatyti, užlypo jau aukščiau 203. Visas linijas nutrinsiu, paliksiu tik tai FIBA, kad būtų maždaug aišku, apie ką aš šneku. Ja? Atėjom iki 3,8 FIBAs, taip, ir vakar, užvakar, tai penktadienį, jo, pasiekėm 23 lygą, pirmadienį atšokom, bet sustojom vėlgi ties jo ir šiandien mes bandom pramušinėti tą 23 lygį. Galimi variantai, jeigu šiandien diena užsidaro virš šito lygio, mes važiuojam į viršų, mes, turėsim nuvažiuoti į viršų, taip, nes, kaip toks turi būti atidirbimas iki nulio, kažkur, tai, bent pusę to kanalo, tai pusę atstumą nuo 23 iki nulio, tai 90 kažkur tai punktų, jo, kažkur tai čia loginis sustojimas yra, tai va šitie kūnai, va šitas spigliukas, taip. Maždaug. Ir matom, kad šitas lygis buvo iš viršaus ilgai laikiamus, taip neįveikiamas toksai. Jisai gali suveikti ir iš apačios, kaip 6,170, kaip toks gan gražus stabdymo lygis. Matom, kad vyko pramušimas, prie jo grįžimas buvo 2 kartus dieninis, taip, ir tik po to nukeliavom iki 23. Tai 6,175, 71 kaip iš tokių sustabdymo galimų variantų. Antras variantas, mes stojam čia, grįžimas prie 23 ir dar vieną bandymą darom atidirbti iki 0. Kažkas panašaus į va šitą dalyką mes darom. Ja? Trečias variantas, mes niekur nesustojom ir važiuojam link 6,200. Trečias iš galimų scenarijų, 6,200, jisai psichologinis, gan geras, gražus lygis, taip galimas variantas pagal dieninį, kad mes važiuojam iškart iki jo, nes 70 savo darbą padarė. Jisai va čia jau buvo pramuštas į vieną į kitą pusę, be jokių, sakysim, sustabdymų. Taip? Va. Atėjo, grįžo prie jo, atšoko, čia va, pramušimas ir iškart grįžimas, va, 2 žvakės. Jį kaip tokį, kaip lygį čia sugadino. Todėl trečias grįžimas prie šito lygio gali būti ir nereikšmingas ir mes iškart važiuosim toliau į viršų. Prie, arba šitų kūnų, taip, arba, kaip sakiau, prie šitų spiglių 6,200. Ir jeigu mes ateinam prie 6,200, 6,2 spigliukas 20, taip, tai čia jau galima ir traktuoti, kad FIBA 23 atidirba iki 0, viskas tvarkoja ir 3,8, judėjimas nepratęstas ir tada krentam, važiuojame apačią. Yra vienas keblumas, jeigu mes pastatysim FIBA pagal spigliukus, visas tas planas jau iš karto atrodo kitaip.
Nes dabar gaunasi, kad mes tik šiandien atėjome iki 23 ir dar virš 23 neužkopėm ir dar mes sėdim žemiau 23 ir visai galimas variantas, kad mes čia atšokinėjom ir važiuojam jau viskas į apačią. Taip? Va. Tai va šiandien, rytoj bus, sakysim taip, aiškumas, ką svaras darys, ar jisai užlips aukščiau, ar jisai neužlips aukščiau. Kol kas dieninis, gan gražiai atšokinėja nuo 23 lygio, būtent pagal spygliukus pastatyti. Ne? Kažkokius sandarius daryti, kažkada tai seniai sakiau, kad aš laukiu svaro pardavimą nuo 6295, vis dar laukiu, vis dar čia stovi, vis dar atidėta stovi, viskas tvarkoja. Jeigu čia ateis, nenuimsiu, nesvarbu kaip, kas prieš tai šnekės, kokias naujienas ir taip toliau, nuo šito lygio aš neišeisiu, kol mane nepaims, arba kol mes neišvažiuosim iki 157. Dar pakeliui pastačiau biškį žemiau prie 6270, čia irgi skirtumas nedidelis, bet čia tie spygliai duoda tikimybę, kad mes dar vieną spygliuką čia užmesim, bet čia grinai spygliuko gaudimas ant naujienų darant kažko. Tai šitoje situacijoje gali atskristi spygliukas, čia sustosim ir krysim. Kol kas man vis dar judėjimas į apačių, į viršų su gilesnė korekcija ir čia dar trečias galimas variantas, tai atnaujinimas. Taip, nes 3.8 fibos nepramuštas nei vienas, nei kitas variantas ir visai galimas variantas, kad mes atnaujinsim judėjimą. Bet tam man neužtenka gerų žinių iš Europos ir iš Anglijos. Kad jau svaras užlips virš 6300, labai stipriai abejoju. Mes ten buvom kažkada, tai iš seniau mes ten buvom, bet pagrinde paskutinį kartą, kada mes buvom virš 6.30, tai buvo pernai, rugpjūčio mėnesį, o čia mes buvom, kažkur tai. Tai čia buvo kaip tik tos viltis, kad mes susitvarkysim su visom problemom ir dar čia, jeigu konkrečiai apie rugpjūtį šnekėt, tai rugpjūčio 2 dieną ten buvo Amerikos skolinimusi ten riba ir ten kongresas priėmė įstatymą, kad galima padidinti tą skolinimusi ribą nuo 14 trilijonų iki 16. Tai va čia buvo konkrečiai nesvaro augimas, bet dolerio kritimas. Jeigu taip patimti visą rugpjūtį, kodėl mes ten užlindom. Galimas variantas, kad mes ateinam čia prieš Amerikos prezidento rinkimus ir stovim kažkur tai čia. Ir jeigu Amerikos rinkimai įtakoja bakso kritimui, visai galimas variantas, kad mes atsidursim ir aukščiau 6.3, bet tai nesvaro bus nuopelnas, o bakso kritimas. Ketvirtukas. Labai gražus periodas, labai gražiai viskas čia vyksta, taip, ir aš per praeitą apžalą sakiau, kad mes kažkur tik iki 6170 galim daryti labai gražiai vietą, tai bus susikirtimas linijų, taip, trendinis iš viršaus, trendinis medianas iš apačios. Dabar, matom, kad mes ten biškį nedaėjom ir jau tą vietą praleisti. Dabar kokie variantai pagal ketvirtuką? Vėlgi, matom, kad mes grįžom į tą kanaliuką, trendą į apačią, viskas gerai, sugrįžom, grįžimas prie apatinės trendinės linijos, prie kiekvienos vidinės trendinės sustabdymas, taip, ir dabar, artimiausių metų laukiu, kad jisai atės iki 61, 60, 50, priklausomai, jeigu šiandien tai 60, 70, jeigu rytoj tai 50 ir jau čia reikia pagal trendą žiūrėti, vis nusileisim, vis žemiau. Dabar matom, kad charakteris to važiavimo nelabai mes agresyviai važiuoja. Mes pagal ketvirtuką padarom ten kažkiek tai 80-50 punktų, pusę kelio grįžtam, padarom 100 punktų, 70 punktų, visą kelią grįžtam ir taip toliau. Šliaužintis toks, netoks, linksmas, kaip per porą žvakių nuvažiuojam po 200 punktų, taip, todėl laukti čia kažkokio pramušimo aš tai nelaukčiau. Nebent mes čia padarysim atšokimą iki vidinės trendinės ir tada jau bus antras etapas, antras bandymas mušti. Tada mes pramušam ir viskas tvarkoja pagal dieninį važiuojam, bet tada mes atvažiuojam link
šitos ketvirtuko gražios medianos, taip, čia privalėsim padaryti atšokimą ir vėlgi grįžimas prie šitos trendinės jo, ir čia pakeliui bus dar vietų, kur užsipirt, arba jeigu mes padarysim čia pardavimą ir pamatysim, kad nevažiuoja, užsidaryti nulis, nes pardavimas čia pagal trendą, todėl reikia į čia daryti ir verta į čia daryti ir pagal trendą visada geriau prekiauti negu prieš. Va. Ketvirtukas labai gražios vietos duoda ir artimiausias pardavimas 6162. 6162 arba 6170. Čia dvi vietos, kur parduot. Stopas gan didelis. Stopas turi stovėti už va šitos viršūnėlės jo ir už šitos medianos. Nes tada grįžimas prie šitos viršūnėlės ir medianos duoda atšokimą ir duoda galimybę užsidaryti nulis. Ketvirtukas reikalauja ir didesnį tokių rizikos stabdymo su kažkokiu sprendimu. Todėl potencialiai stopas 60 punktų, profitas 200 punktų tinka, 1/3 maždaug. Ja? Tai šitoj, sakysim, situacijoje patarčiau arba kažkur tai dabar surasti, nes svaras matom, jo juda pusę kelio gal grįžinė. Šiaip teoriškai reikia pirkti dabar ranką. Teoriškai dabar ranką reikia pirkti, va. Nes jisai dabar padarė grįžimą prie 6100, taip, padarė grįžimą prie gero gražaus lygio ir mažesnį periodą pamatysim, padarė grįžimą prie fibos. Va. Nes šiaip teoriškai reikia pirkti ranką, bet jeigu jūs nepirksit ranką ir galima palaukti dar 6070 grįžimą ir pirkti nuo ten, ir stopas turi stovėti už trendinės linijos, o profitas čia prie trendinės pasipriešinimą. Tai variantai tokie, 6130, ten, pamatysim, garas irgi gražus, čia jisai pažymėtas irgi 6128, jo, gražiai suveikė, davė savo atšokimų 40 beveik punktų, viskas tvarkoja, dabar atidarytas teoriškai kelias į viršų. Vienintelis trūkumas, tai kad Londonas užsidaro po 2 minučių ir mes, amerikiečiai, gali įeiti į gan didelį ilgą fletą, visą savo prekybinį sesiją ir po to nakčiai. Jo? Arba gali nuspręsti, kad jam reikia žemiau pasikaringuoti, tai dar 6070 bus toks neblogas variantas pirkimų. Valandinis periodas irgi kažkokių čia linijų pribražyta, jos veikia, bet, kai neaiškios linijos, geriau jas patrint, arba išsiaiškinti, iš kur jos atsirado. Taip? Matom, buvo toks gan gražus kanaliukas į apatį, toksai į viršų, bet jisai toks buvo, gan ramus, be staigių kažkokių tam judėjimų, 50 punktų kanaliukas gražus. Taip? Ir dabar, per Amerikos atidarimą įvyko pramušimas projekcijos į viršų, bet iš karto grįžimas prie vidinės trendinės. Ja? Klausimas užskaityti šitą pramušimą ar ne, aš neužskaitau tokius pramušimus, tokie pramušimai man tik tai duoda, sakysim, progą pataisyti techninę analizę ir įsitikinti, kad toks variantas geresnis, tokia linija geresnė. Ja? Ir kitas čia yra toks variantas, tai turim viršūnės, taip, turim didesnį, sakysim, taip, trendą, ne šitą korekcinį, kokį turėjom, bet didesnį trendą, krentantį, ja, kuris čia buvo pramuštas, dabar mes grįžom į tą kanalą, viskas tvarkoja, čia tik tai korekcinis judėjimas ir mes atėjom kaip tik prie trendinės linijos viršaus, ja, ir laisvai galim atšokinėti ir pratęsti trendą į apačią. Čia du variantai, kaip visada, arba laukiam pramušimo ir buy, arba laukiam grįžimo ir sell. Abudu sandoriai galioja ir abudu sandoriai teisingi. Klausimas, kaip daugiau bus rinkos nuotaikos. Ja? Ar mes nusiteikę važiuoti į viršų, ar mes nusiteikę važiuoti į apačią. Iškart pasakysiu, po tokių spyglių, kokius mes šiandien darėm, man ryte buvo nuotaika važiuoti į viršų. Ryte buvo nuotaika važiuoti į viršų, klausime, kas bus vakare po užsidarimo. Nes tas važiavimas į viršų galėjo dabar baigtis pelno fiksavimas ir mes važiuojam į apačią. Į kur į apačią? Vėlgi.
vidinė trendinė korekcinė, išorinė trendinė korekcinė trenduko, taip, 6.045, nu čia galim link nakties mes, arba naktį čia atsidur, taip, ir matom, kad ketvirtukas mums duoda įėjimo tašką 70, o valandinis jau tikslesnį įėjimo tašką 4,7, nu, plus spreadas 50 kažkur. 50, stopas galimas už va šitų apačių, taip, apie 30 punktų bus, apie 40, arba teisingesnis už trendinės linijos šitos pastatyti. Šita trendinė linija irgi projekcija gal ne visai teisingai braižint, gali būti toks, kad, sakysim, kažkoks va, toks variantas, taip, į apačią. Ir irgi turim skirtingus variantus ir kaip visada neapsisprendimą. Ką daryti? Ja? Ką daryti? Man daugiau duoda didesnis periodas, dieninis, aš matau, kad 3.8 atidirba ir tikiu, kad 2.3 bus paimtas ir mes išvažiuosime į viršų. Taip? Todėl aš daugiau linkęs žiūrėti į buy. Nors sell čia irgi turi savo vietą būti ir jis visiškai teisingas čia sellas. Klausimas, dar kartą sakau, ko daugiau nusiteikia traderiai. Aš tokiose situacijose, kad nežinau, kas bus, nieko nedarau. Aš palaukčiau čia pramušimų, bus pramušimas, grįžimas buy. Nebus pramušimų, bus atšokimas, sellas be manęs. Jau, nespėsi jo padaryti sellą, bet sellas, kad įsigaliotų tvirtai sellas, reikia, kad būtų pramušta šitą vidinį trendinį, grįžimas prie jos, sell iki apačios, 40 punktų stopas, 40 punktų profitas. Galima padalyvauti irgi. Na ir M15 periodas, gražinė teisinga dvigubą viršūnę, 18 punktų, atidirbo pilnai, viskas tvarkoja, buvo viršūnė, spigliai, čia neatnaujantys spigliai, pramušė ir be jokių grįžimų, be nieko iš karto atidirbo tikslą, nors matom, šitą krentančią žvakę ir spigliukas, taip, tai yra grįžimas prie pramuštos dvigubos viršūnės. Taip. Aišku, galima ten prisikabinti, kad čia kūna aukščiau negu čia ir taip toliau, ir kas taip prisikabins bus teisus, viskas tvarkoja aukščiau, bet kreipkim dėmesį į periodą M15. Taip. M15 periodas, jisai pernelyg mažas, kad daryti labai gražios ir kaip iš paveiksliuko figūros. Todėl matom, spigliai susiformavo aukščiau, neatnaujina viršūnį, viskas dvigubai viršūnė. Pramuša, grįžta, sell, tikslas 20 punktų, atidirtas, viskas tvarkoja. Taip? Ką mes dar turim šitoje situacijoje? Turim apatinį tokį aišku, gražų palaikymą, galima pastatyti pagal kūnus, galima pastatyti pagal spiglius, taip, iki kurio mes dar nedaėjom, o kur galim daeiti laisvai. Ja? Galim daeiti ir pažiūrėti galim, ką mums siūlo projekcija. O projekcija mums siūlo labai gražią sustabdymo vietą. Ir mes žinom, kad dabar pas mus galioja augantis trendas šitas kanaliukas. Taip? Todėl, kas norit nupirkti skubiai, greitai ir dabar, taip, tai jūsų vieta 6089 plus spreadas plus arbatpinigiai, tai kažkur tai dabar ranka. Dabar ranka gal neverta, miški palauž žemiau, 9,5 kažkur tai galima statyti, laukti kainos. Ja? Antras variantas, konservatoriai, matom čia viršūnę, matom čia sustabdymus, taip kažkokius, matom, kad per 2-3 žvakės dar gali pakrysti iki 6083. Antras variantas pirkti 608788 kažkur, tai jie sustopu už šitų spigliukų. 6,9 užtenka, 6,8 ir profitų ten aukščiau prie trendinės viršutinės linijos. Kol kas mes nusiteikę labai kritimą. Labai važiuojam, viskas tvarkoja, logika labai paprasta. Prasidėjo judėjimas, taip, korekcija, žemiau 23, iki 3.8 biškį neužteko, galbūt teisingiau ten pastatyti FIBA kitaip, pagal mažesnį kokį periodą, bet 1-2 punktų nedėjau, užskaitom 3.8, judėjimas neatnaujintas, viskas, važiuojame apačią.
Taip, FIBA atidirba. Toliau kažkokius ten veiksmus daryti pirkimui, kai mes matom, kad jau pramuštas 3.8, 50 ir pramuštas šiam pirmas. Taip, toliau galima jau daryti kažkokius pirkimus, vėlgi nuo ten, nuo kur prasidėjo judėjimas, tai ir bus šitą vietą 6.080 kažkur. Jo? Iš tikrųjų labai man keista, kad nedavė atšakimą 6.1.0.0 arba 6.1.0.6 šitoje situacijoje. Nes lygis gan tvirtas, aiškiai matomas čia, tai gražus atšakimas buvo iš apačios, iš mes prie jo atėjom. Šiaip atšakimas 10 punktų buvo, bet pernelik mažas atšakimas tokiam, sakysim, aiškiai matomam lygiui. Galiu padaryti tokį, sakysim, prielaidą, kad nepadarėm dėl to, kad būtent yra pelno fiksavimas. Tai nėra noro tęsti judėjimą, nėra noro palikinėti ant sandorių su mažais tikslais iki nakties, taip, ir nuspręsta buvo tegul amerikiečiai ten dirba patys, o mes jau pelną užfiksuosim ir žiūrėsim dabar, ką darys amerikiečiai. Šiaip dažniausiai, amerikiečiai po uždarimo, taip, vakar, pavyzdžiui, sustingo. Taip, vakar buvo stingimas iki nakties, matom svaro vakarykšnį, 18 valandą užsidaro žvakį, teisingiausia žiūrėti kol kas 17 valandą, ne? Dar padarė kažkokį judėjimą nuo 18 iki 19 ir viskas, sustingimas. Taip? Čia irgi garantuotai amerikietiškas judėjimas. Taip? Čia kažkur tai irgi bus garantuotai sustingimas, garantuotai amerikietiškas judėjimas. Ja? Pastaruoju metu amerikiečiai su svaru miega. Nereiškia, kad bus šiandien taip pat, bet 80%, kad taip ir bus. Ja? Iki 19 dar mes čia kažką tai padarysim, o 19 ramiai galim sustingti. Klausimas, kur ta bus sustingimo vieta. Ar mes ateisim dar iki 19, atšoksim ir stovėsim tarp 6.1.06 6.090 ir šliaušim palei šitą liniją. Ar mes pramušim ir šliaušim žemiau šitos linijos. Du variantai galime. Jo? Tai pažiūrėsim, gal apžvalgos pabaigoje užsuksim į svarą, pažiūrėti, ką jisai čia daro ir kodėl. Viskas, kita apžvalga darysim ketvirtadienį 5 valandą pas mus čia. Taip?